Kiek Lietuvoje yra klausos negalią turinčių žmonių, sunku pasakyti, nes skaičiai nuolat kinta. Tačiau akivaizdu, jog tylos apsuptame pasaulyje gyvena dešimtis tūkstančių. Kovoti dėl savo talentų pripažinimo, siekti išsilavinimo jiems kur kas sunkesnis uždavinys nei galima įsivaizduoti. Tam, kad peržengti tylos barjerą, yra naudojama gestų kalba. Deja, ją supranta ir kalbėti gali labai nedaug žmonių. Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 21 straipsnis deklaruoja neįgaliųjų, įskaitant ir kurčiųjų, saviraiškos laisvę ir laisvę reikšti savo nuomonę bei galimybę gauti informaciją. Tačiau nepaslaptis, jog kurtiesiems nėra pritaikytos televizijos laidos, nėra gestų kalbos, mažai teksto titrų, todėl klausos negalią turintys žmonės negali operatyviai ir išsamei gauti tokios pat informacijos kaip ir girdintieji. Gestų kalbos internetinė televizija – pirmoji Lietuvoje, kurioje pateikiamos ne tik svarbiausios naujienos, bet ir rengiamos pramoginės rubrikos visai šeimai. Gestų kalbos televizijos rengiamos ir rodomos laidos. Savaitės naujienos. Pasakos mažiesiems. Beatos virtuvė, bendradarbiaujant su TV3 televizija. Pletkų kampelis. Tikros istorijos. Anekdotai. Kelių eismo taisyklės. Sigitos virtuvė. Automoto. Internetinė televizija kuria nedidelė, bet entuziastinga, kūrybinga ir iššūkių ieškanti grupė. Tengiamasi į šią veiklą įtraukti ir pačius klausos negalią turinčius žmonės, suteikti jiems galimybę patiems kurti ir vesti laidas, ieškoti aktualių temų ir kitaip prisidėti prie gestų kalbos televizijos, gyvybinio lango, lemiančio jų socialinį vystymąsi, išsimokslinimą ir pasaulio pažinimą.